Minutę įvartį pelnė svečiai, pasižymėjo Kevinas Keilas. 34 minutę po greitos atakos rezultatą išlygino Aurimas Kučys. Baigiantis rungtynėms pergalingą įvartį pelnė Edgaras Česnauskis. Lietuviai, surinkę 6 taškus, pasivijo Škotijos ir Vokietijos jaunimo rinktinės. Antrą pergalę Europos jaunimo iki 21 metų amžiaus futbolo čempionato atrankos turnyre iškovojo Lietuvos olimpinė rinktinė. Trečiąją vietą 5-4 komandų atrankos grupėje užimantys Lietuvos futbolininkai Vilniaus Žalgirio stadione 2-1 įveikė Škotijos vienuolikę. Jau mačo pradžioje antrą minutę po Kevino Kailo įvarčio svečiai pirmavo, tačiau dar iki pertraukos Aurimui Kučiui 34 minutę rezultatą pavyko išlyginti. Antrajame kėlinyje ne kartą šeimininkų vartus sėkmingai apgynė Lietuvos rinktinės kapitonas Žydrūnas Karčemarskas. Pergalingą įvartį 82 minutę aikštės šeimininkams pelnė Edgaras Česnauskis. Praradę pirmosius taškus turnyre, škotai su 6 taškais grupėje užima antrąją vietą, o pirmauja tiek pat taškų surinkusi bei vieneriomis rungtynėmis mažiau žaidusi Vokietijos jaunimo rinktinė. Kitas rungtynės Lietuvos rinktinė birželio 10-ąją namie žais su taškų kol kas neiškovojusią grupės outsiderę Islandiją. Pirmojo rato rungtynėse svečiuose lietuviai Islandus nugalėjo 2-1. Račinevičius ir Kalonas baudos aikštelėje, Kalonas. Tamašauskas baudos aikštelėje, Kalonas smūgis į vartus. Dar viena situacija! Ir galų galę! 2-1 Lietuvai! Edgaras Česnauskis 2-1. 37-ąją antrojo kėlinio minutę Edgaras Česnauskis baigia kone visos komandos pastangas. Logiškų smūgių į vartus. 2-1 škotai pralaimi. Džiuganti Lietuvos rinktinė, taip pat kaip ir visi čia susirinkę žiūrovai, taip pat kaip ir visi stebinti šią transliaciją. Lietuva išsiveržė į priekį. Ir štai toks Dereko Sautaro veidas. Atrodo, kad Sautarui net nereikėjo išimti kamuolį iš tinklo, po įvarčio kamuolys pats iššoko nuo tinklo. Tarp kojų Websteriui. Tai yra Tomas Tamašauskas visame gražume. Labai tiksliai Mindaugui Kalonui. Šioje situacijoje škotams pasiseka, smūgis blokuojamas, tačiau lietuvių ataka tęsiasi. Sautaras išleidžia kamuolį iš rankų štai po šio smūgio ir galų gale Česnauskis. Ir 2-1 Lietuva pirmauja. Lieka žagalė Škotija. Kągi Aurimas Kučys ir Edgaras Česnauskis įmušė įvarčius šiose rungtynėse pralaimint rezultatu 0-1. Lietuviai išplečia, išvargsta šią pergalę ir tai yra 6 jų taškas atrankos grupės turnyre per 4 rungtynes. Dar belieka tikėtis, kad tai puikia įžanga į nacionalinių rinktinių rungtynes, kurios vyks rytoj Kaune. Jas tiesiogiai transliuos TV3 televizija. Ačiū visiems žiūrovams, tikimės, kad jums šios rungtynės ir net nebijome, kad tikrai patiko. Gerą vakarą ir rungtynės jums komentavo Neris Kesmas, Lietuvos ryto sporto žurnalinkas ir TV3 sporto žurnalistas Vytaras Radzevičius. Iki.